Morkunaitė. Pirmininkė, balsavau dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems šiandieną plenarinės sesijos metu. Europos Sąjungai išgyvenant ekonominę recesiją ir didėjant nedarbui nepasiturinčių europiečių deja didėja. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad ir toliau būtų tęsiama aprūpinimo maistu programa, leidžianti palengvinti šių labiausiai pažeidžiamų žmonių padėtį. Taip pat svarbu, jog tolimesnis šios programos finansavimas vyks Europos Sąjungos lėšomis. Kodėl? Todėl, kad valstybės narės, kai kurios iš jų išgyvena itin sunkius laikus ir joms tai būtų pernelyg sudėtinga. Šiame kontekste svarbus ir kiti veiksmai. Europos parlamentas yra pareiškęs savo poziciją dėl dvigubų maisto galiojimo terminų įvedimo. Tai galėtų supaprastinti paramos maisto produktai skirstymą. Tačiau pagrindinis dalykas turbūt turėtų būti atsakomybė valstybių narių. Tai yra tai, kad maisto parama pasiektų tikrai tos žmonės, kuriems jos labiausiai reikia, kad neliktų vietos piktnaudžiavimui ir tai turėtų užtikrinti valstybės narės ir atitinkamos institucijos. Dėkui. Gracias, señora Morkunaitė. Tiene la palabra el señor Siekierski. Poseł sprawozdawca, nie zabrałem głosu wcześniej, mimo że się zgłaszałem, chcę powiedzieć parę zdań. Dziś zamknęliśmy w Parlamencie Europejskim proces decyzyjny związany z dalszą realizacją na lata 2012 i 2013 programu bezpłatnej dystrybucji